Taip, kaip matau, viskas kaip ir matosi. Taip, tai turime iPadą ir iPadiniai versijai taip pat turime SketchUpą, kaip matote, SketchUpą programėlę. Ją paspaudžiame, jisai atrodo šiek tiek, pavadinkim, moderniau nuo kompiuterio, tamsus dizainas, viskas šiek tiek kitaip atrodo, bet principas yra labai panašus. Spaudžiame, dar nusistatysiu gal link, kad kamera būtų šiek tiek žiūrėti, ką aš veikiu. Taip, tai būtų Create New, mes spaudžiame tiesiog paprastą projektėlį, kaip ir pačiam SketchUp'e. Ekranas šėrinasi, tikiuosi, aš dar patikrinsiu. Taip, viskas super. Tvarko, ir SketchUp'o iPadiniai versijai mes turime tokį dalyką kaip Scan to Design. Turime nemažai nustatymų, tai turime atstumo pasirinkimą, tikslumo, tai yra iki 5 cm paklaidos, žemiau, žinoma, negalime, bet jau labai pažangu, tai užtenka tikrai 5 cm, tokiam bendriniam modeliui pasimodeliuoti. Ir turime keletą kitų nustatymų, tokių kaip ar generuoti visus dalykus kambaryje, ar palikti juos, ar apskritai modeliuoti modelį, ar padaryti tik tai mešą ir taip toliau. Čia tikrai galima pasirinkti nemažai. Vėliau, jeigu juos ir nepasirinkote, galėsite juos susirasti taguose, taip pat jūs parodysiu. Kol kas nustatymai visi yra tinkami. Here's how to get started. Taip, tai kaip matome, turėtų atsirasti toksai lidaro skenavimo lazeriukas ir jisai, žodžiu, leidžia savo tos tokius spindulius į plokštumus, kurios atsimušinėja. Ir lėtais judesiais bandome skenuoti, pirmyn atgal važiuodami, pasiimdami tam tikrus taškus, pavyzdžiui, jeigu yra kažkur sudėtingesnės plokštumos, jeigu, tarkim, kažkas tai trukdo. Ačiū, Mariau. Taip, jeigu kažkas tai trukdo, tai reikėtų prasisukti, šiek tiek pasilenkti, pasilankstyti ir apeiti tuos dalykus, būtent tą jums ir parodys pati planšetė, jeigu jūs, sakykime, kažką praleisite, parodys toj vietoj, reikėtų šiek tiek detaliau pavedžioti dar su būtent tą kamerą. Šiuo atveju mes gana detaliai čia vedžiojame kol kas. O kaip matėte, išmetė tokį klaidelę, kad too fast. Tai žodžiu, jis įrodo, ką mums iš esmės reikia daryti, kad nepamirštume, kokie čia yra ypatumai. Tai tokius kampus irgi reikia, kad jisai įleistų tą, kaip matėte, tą pranešimą, kad įleistų savo lazeriuką ir ten ir šiek tiek dar grindis. Taip, tai aš manau, kol kas tokio detalumo mums užtenka, kaip pavyzdžiui, spaudžiame done. Taip. Ir modelis yra procesinis. Ačiū, super. Kolega Marius pagelbėjo, tai labai gerai gavosi. Taip. Šiek tiek luktelim, kol čia paprocesins. Ir iš karto tuo pačiu. Nesidalinsiu kol kas ekranu, kad rodytų jums tą procesinimo laiką, kad tai tikrai nėra ilgai, kadangi daug kas galvoja, kiek čia laiko užims. Tiek tokius duomenis sudoroti, bet iš tikrųjų užima tikrai trumpai. Tai luktelsime. Praktiškai
praktiškai suprocesinami. Štai turime tokį modelį. Kaip matote, kol kas tai yra tokia neaiški, sakykime, iš mešo sudaryta patalpa, nes čia buvo sudaromi taškų masyvas, kuris iškart pavirsta mešų. Čia vat matosi kolega Marius. Ne, čia aš netgi matausi. Tai va, žodžiu, yra tokie niuansai, bet mums svarbiausia kas? Mums svarbiausia yra modelis, apie ką mes ir kalbėjom. Tai principė turim taip, turime štai tokį daiktą. Kuom yra pliusas didžiulis? Tuom, kad visas tas skenavimas mums pavirsta į modelių pats. Mums nereikia kažko tai papildomai modeliuoti, mes iš karto galime turėti preliminarius atstumus. Tai yra didelis pliusas, pavadinkim. Galime pasitikrinti netgi, pavyzdžiui, tas plokštumas, tą atstumą su matuokliu ir daugiau mažiau primesim, ar čia yra tvarkingi matmenys, ar visgi ne. Taip. Ir pabandysiu taip pat. Taip, gavom 4, 6, 4. Pasižiūrime čia. 4, 6, 3, 8 kabina. Nu, tai principė 2 cm paklaida. 20 mm. Žodžiu, tikrai modelis gaunasi jau puikus startui pradėti modeliuoti, kažką dėlioti, galbūt įsivaizduojat jau grindis, nes viskas yra grupuojama principė. Tai netgi visas plokštumas galite po to atskirai koreguoti, tobulinti ir taip toliau. Ką mes turime dešiniai pusėje, turime nemažai nustatymų, kaip ir pačiam SketchUp'e, labai daug pasirinkimo, kaip matot. Ir tarp jų turim tagus. Tai vat su tagais mes ir žaidžiam. Principė mes turim atskirai išskirstytas, ką jis galvoja, kad yra sienos, yra grindis, yra langai. Pavyzdžiui, šiuo atveju čia tikrai yra langas šitoj pusėje. Ir jį galima įjungti, išjungti ir taip toliau. Ir turime dar įvairių kitų papildomų daiktų, kurie šiuo atveju yra deaktyvuoti, kadangi aš turėjau nustatymus, kad man nereikia, kad man nekurtų simplified planų, tai yra tokių supaprastintų daiktų planų, pavyzdžiui, kaip stalo figūros, kėdžių figūrų ir taip toliau. Žodžiu, visus šitus dalykus galima rinktis. Šiuo atveju dėl to toks gausi gan netvarus modelis. Ir visą šį modelį, kad toliau su juo darbuotis, reikėtų kažkur perkelti. Jeigu mes turime kompiuteryje nemažai modelių papildomų, tokių kaip jau ten virtuvinį ir taip toliau, ar šiaip apskritai bet kas, ką mes darome toliau? Vieno mygtuko tiesiog paspaudimu mes paspaudžiame Share ir Publish. Atsidaro mūsų Trimble Connectas, kurį mes buvom prieš tai pasižiūrėję būtent webinę versiją. Tai negaliu pašėrinti jums 2 ekranų vienu metu. Nu, esmė, žodžiu, tikiuosi prisimena, ten buvo ofisas toksai folderiukas. Mes galime čia irgi. Taip, sekundę. Untitled test. Pabandom. Publish. Taip. Taip ir sėkmingai įkėlė. Pabandome pasižiūrėti, ar viskas pavyko. Taip. Taip pat su jumis dalinuosi ekranu iš naujo.
Viskas tvarkoja ir pasileidžiame SketchUp savo būtent. Taip, savo desktopinę versiją. Turime štai tokį langą, tai yra SketchUp 25 metų langas ir turime Open File pasirinkimą. Tai pasirinkime ne Device, o tiesiog Trimble Connect. Vėlgi atsidaro tas pats folderiukas, mes matome tuos pačius 3 pasirinkimus, ką matėme ir planšetėje. Ir paspaudę Office'as, ten buvo Untitled Test, 29 MB, tai tikrai nėra daug. Ir atsidarome jį kompiuteryje. Taip, turime įkeltą savo modeliuką ir turime tuos būtent sluoksnius. Mešą galime kol kas išjungti, lygiai taip pat čia galime pradėti darbuotis, jau dėlioti, dar kartą irgi pasimatuoti galima, jeigu reikia kažkokį ilgį 4621 čia buvo. Čia dar patikrinsiu, įdomumo dėliai, 4621, 4624, 3 centimetrai, net ne 3 pilnai, ten 7,7. Tai štai taip paprastai galite susimatuoti savo reikiamą, sakykime, interjero objektėlį, kažkokie atvykę, jeigu nėra nei kadastrinių kol kas matavimų, nei kažkokio taip. Galbūt planas ir būtų, todėl kad naujos statybos, jeigu, sakykime, daugiabutis, tai turbūt planas bus. Bet tokie matėm, kaip ten remontai, renovacijos, rekonstrukcijos arba perdarimas kažkokio interjero labai patogu yra nusiskenuoti. Kol kas, kol visi dokumentai ten ar brėžiniai, viskas pildosi, keliauja iki jūsų, jūs jau galite pradėti eskizuoti, dėlioti dalykus ir rodyti, prezentuoti savo klientams. Tai tiek būtų šiandien iš manęs apie SketchUp iPad'ą, Trimble Connectą ir šiek tiek desktopinės versijos.